Vilniaus skyrius, Kauno skyrius ten, reiškia, kur buvo šitas veikėjas, tai kaip tik tai buvo įsijungę. Nu, toks, nu, kaip, nežinau, nu, aš jo ryškę asmenybę net nepavadinčiau. Sunkiai kalbėjo, ligonis, reiškia, buvo mikčiojo labai stipriai, nu, mikčius buvo. Kol iškalba. Tai aš nežinau, kaip jis dabar per trumpą laiką į taip, reiškia, nu, jau logopedai labai stipriai padirbėjo. Tai partijai ten buvo, nu, toks, nu, aktyvus, nekvailas, žinai, galėjo kalbėtis, bet toks, nežinau, man jisai nepatikimas ir aš ten nemačiau, kad būtų, reiškia, kažko tai, reiškia, kur galima jį ten rimtai kažko tai panaudoti. Toks savanaudis, žinai, buvo žmogelis. Tėvas ir motina, tarp kitko, jo buvo toj partijai. Irgi. Ir kaip sveikinusi, Hai, Hitler, žinai, ten viskas kaip reikiant buvo. Jo, čia pas Murzą, tai pas mus čia rimtai buvo, tas visi dalykai pastatyti. Taip. Nu, o tai tu pats irgi taip buvo? Nu, tai aš tik pavaduotojas Murzas buvau. Ne, bet tai buvo Ziha irgi? Nu, tai kaipgi kitaip. O Kasčiūnas ten visur dalyvavo. Mes čia rimtai buvom. Taip. Nacikai kaip reikiant, žinai, čia buvo. O tai klausyk, bet tai tavo pasikeitė Žilvinė dabar šitas dalykas, ar ne? Nu, taigi, žmogus, žinai, tas, kuris netobulėja, tas ir nedaro išvadų. O kada pradedi, žinai, mąstyti, galvoti, reiškia analizuoti. Nu, tai... O tai